kad jūs nebijokit tų naujų technologijų, jūs nebijokit tų naujų laikų. Laikai keičiasi, vaikai irgi keičiasi, žmonių kartos taip keičiasi pastoviai. Jie gyvena kitokioj visai struktūrai, kokie yra dabar internetinė, ne? Jie mūsų vaikai nesupranta, kaip mes neturėjom telefonų tokių, kaip mes galim tik tai tas, kur prie sienos buvo, ne, ar ant staliuko kažkur padėtas. Ir tai, kas turėjo telefoną su antena, jau krūta buvo, taip. O taip paprastas buvo pas daugelį. Taip, kad tai yra, aš sakau, jūs nebijokit tų pokyčių, jūs nebijokit pačio gyvenimo. Jūs valdo baimė ir ta kontrolė didžiulė. Iš tikrųjų, pirma turbūt yra baimė ir toliau antra stoja kontrolė, kad kažkaip sukontroliuoti, kad taip labai nebijoti, kad jeigu jinai eis tuo kažkokiu tai keliu, tai reiškia, aš biškai mažiau bijosiu. Jeigu jinai tik eis kitu keliu, kur aš nepažįstu, viskas aš jau bijau. Tai jūs bijokit, čia problema tai jūsų, ta baimė. Ne jūsų dukters, jinai nebijo, bijot jūs. Bet irgi prisideda turbūt irgi prie jos tų somatinių visokių dalykų ir taip toliau, nes jūs ją nervuojat, nes jūs prie jos kabinėjatės. Jeigu jūs ją paliktumėt ramybėj, galbūt tie simptomai visokie, psichosomatiniai, jie aprimtų. Jeigu jūs leistumėt tam žmogui pasilikti pačiam su savimi.